Taigi, Renaldai, ilgą laiką neturėjot kažkokio aukšto lygio rungtynių patirties, sakykime, ar jaučiasi tas badas? Nu, aišku, kai žaidi kas antrą dieną ir dabar kai tiek varžybų apmažėja, tai aišku tas jaučiasi ir neturint tokio aukšto lygio varžovų, nenuvertinant, aišku, LKL, bet ta prasme ir dabar tų varžybų vieną kartą į savaitę, tai teks prie to prisitaikyti ir daryti tai, ką iki šiol darėme, žaidėm krepšinį ir stengtis išnaudoti savo galimybės, ką dirbame per treniruotes, dabar yra daugiau galimybių kažką tai tobulinti, kažką įvesti naujo ir tą linkmę dirbame. O pačiam, kaip yra geriau? Turbūt geriau aukšto lygio rungtynės negu daug treniruočių, ar ne? Matot, kiekvienas dalykas turi savo pliusų, savo minusų. Pliusai tie, kad žaidi prieš aukščiausio lygio varžovus ir visada turi būti parengti ir, ta prasme, kaip pasakyti, geriausios treniruotės yra vis tik tai varžybos. Prieš aukšto lygio varžovą visada pasimato visos klaidos. Bet vėlgi, sakau, treniruočių tiek daug neturėjome, kiek dabar jų turime ir yra daugiau laiko kažką tai paruošti naujo. Dabar žiūrėjot Spartaką, koks Spartak varžovas, ar aukšto lygio ar ne? Aukšto lygio tikrai, mes šiemet su jais jau žaidėme vieną kartelę, aišku, netekę yra Beverlio ir turbūt žaidimas pasikeis, čia visai neseniai jisai išvažiavo, nematėm varžybų be jo, kaip atrodo komanda, bet tikrai yra aukšto lygio žaidėjai ir vėlgi, manau, lauks tikrai sunkus mačas. O po pralaimėjimo Prienam šventės buvo liūdnesnės? Tai aišku, kiekvienas varžybos nori sulaimėti ir LKL, ta prasme, po kiekvieno pralaimėjimo nėra smagu ir yra kaip yra. Ar nepyko dėl to, kad negavot laisvų dienų, galbūt ant savęs labiau? Ne, tai ta prasme, kalėdos vis tiek gavome porą dienų laisvų, yra taip kaip yra, jau ne pirmi metai, kada tų švenčių iš tikrųjų neturime, tai ne naujiena.